draugai, vegetarai ir būsimi vegetarai. Pakalbėkime apie vegetaro gyvenimą. Kodėl mums svarbu yra nevalgyti gyvūnų? Jeigu žiūrint iš žmogiškosios pusės, gyvūnus valgo nesąmoningi žmonės. Jie nesupranta, ką daro. Jie yra tokios pusiau miegančios būsenos. Jiem atrodo, kad čia taip visi, dauguma gyvena. Jie taip išmokinti, dalinai užhipnotizuoti, kad nužudyti gyvūną, sukapoti į gabalus jo kūną ir suvalgyti, kad tai yra normalu. Ir vat jie tokioj vat būsenoj, aptemusiai, jie ir gyvena. Ir jie jau nuo pat mažens vaikam kiša jau mėsytę valgyti reikia, jie laikosi, kad ten vitaminų reikia, kokių tai, kurie yra tik mėsoje. Čia yra pasiteisinimo priežastis, sąžinės nuraminimo, kad jie tai galėtų daryti net nesusimastydami. Nes jeigu tu pradėsi mąstyti, ką tu darai, tai tau bus tikrai labai ant dūšios negera. Ir tu suprasi, kad tu ne tik nusikaltimą prieš gyvūnus darai, bet jeigu tu giliau pažiūrėsi, netgi yra Dievo įsakymas – nežudyk. Tai liečia viską ir bet ką, kas susiję su žudymu. O dabar, kas liečia karmos klausimus, arba, pasakykime dar kitaip, tavo sielos likimo klausimus, tai tu valgydamas gyvūną, tu susijungi su gyvūnu. Tu atimi iš jo gyvybę prieš jo valią. Ir tu nori, nenori, tokiu būdu keitiesi su jo kūnais. Taip galim pasakyti, pagal karmą skaitosi, ką tu valgai, tas ir esi. Tai dabar tu valgai save. Valgai save, to nesuprasdamas. Kitose gyvenimuose tau teks patirti tai, ką tu privertėjai kitą patirti. Dabar dar yra tokie paaiškinimai. Tie, kas valgo gyvūnus, nesuprasdami, nesusimastydami, nesąmoningi, ar tokios priglušintos sąmonės, jie nesuvokia. Jiem taip yra priimtina, normalu ir jie tai daro. Tai dar skaitosi pagal karmą, kad jie grąžina skolą
sielai, sielos skolos gražinimas, taip pasakykim. Kažkada jie buvo gyvūnais ir dabar jie susigrąžina skolą, jie dabar valgo gyvūnus. Paprašiau, sudėliokim. Praeitose gyvenimuose tave valgė, kai tu buvai gyvūnas. Dabar tu turi atvalgyti, ką tave suvalgė. Pusiausvyrą, kad atsistatytų. Tai čia va nesąmoningas žmogus taip elgiasi. O dabar, kada tu jau atsivalgiai mėsos ir tu skolą sugrąžinai, taip pasakykim. Tau sugrąžinau skolą ir tu sugrąžinai skolą, dabar esi ant nulio. Nei tu skolingas, nei tau skolingas. Ir tu išgirdai apie vegetarus. Ir tau ta mintis ir patiko, ir tave sudomino, kad tame kažkas yra. Ir kada tu išgirsti tą žodį vegetaras ir tavyje viduje kažkas tavo subunda, prabunda, tai va čia tada prasideda tavo prabudimas, išsivadavimas iš tos hipnozės. Iš tos karmos išsivadavimas, išėjimas, taip galim pasakyti. Kada tu jau supratai, kad tame kažkas yra. Ir aišku, tu pradėsi domėtis, kaip gyvena vegetarai, kas tas yra vegetarizmas, ką jis duoda žmogui, kokia vegetaro ateitis. Tau visi tie klausimai pradės savaime natūraliai atsiradinėti. Tu pradėsi aiškintis, kas tai yra. Ir taip tavyje vyksta nubudimas. Vat, kaip sako, kad eina žmonės nušvitimui. Tu jau atsigręži į nušvitimą. Taip pasakykim. Nes tu jau suprasdamas, kad kenkimas gyvūnui jau yra negerai, bet tu dar visą laiką valgiai lavonieną, lavonus valgydavai. Matot, kada tu tos lavonus valgai, tu negali suprasti, kad tu lavonieną valgai, tau psichologija laužo. Tu kitaip išvartai, kad čia visai ne lavoniena, bet kada tu jau perini vegetarizmą, tu tik tada suprasi, kad tu su lavonais turėjai reikalų. Ir dabar ta lavoniena tavo kūne, jinai yra net į ląstelės pavirtusi. Tavo visas kūnas yra užpildytas būtent gyvūnų kūno energija. Ir tu tai supratęs, atsisakai, priimi sprendimą daugiau lavonų nebevalgyti. Ir tada vyksta valymas kūno tau. Tu tada, kiek esi privalgęs mėsos, ar žuvies, čia viską, kas susijęs su gyvūnais. Kas valgo gyvūnus, tai tu pradedi valytis nuo tų gyvūnų bakterijų, galim tai pasakyti. Ir tai užtrunka ne vienerius metus, tas valymasis. Bet labai svarbu, kad tu jau priėmęs sprendimą ir laikytumėsi jo. Matot, kai priimsi sprendimą nebevalgyti gyvūno, tavyje, ta vidinė būsena dar norės tų gyvūnų pavalgyti.
Tai tas pereinamasis laikotarpis, kada tu jau tikrai jausiesi, kad nebegali, kad nori mėsos pavalgyti, pavalgyk. Čia yra normalu, nes tu vis tiek jau išeidinėjai iš to. Suprantat, yra žmonės, kurie kasdien valgo mėsą. Jie visiškai nesusimasto, kas jų laukia. Bet jie negali susimastyti, jiem yra užblokuotas mąstymas. Tai va, o tu jau susimastei, pavalgy, kada jau tikrai labai norėsis, nes gali būti, kad ir negerą biškį pasidaryti gali, silpną. Nes tu esi ant tiek pripratęs prie mėsos, kad sunku išeiti. Čia tas pats kaip narkomanai. Va, pabandyk nutraukti iš karto narkotikus ir pamatysi, kas bus. Tai va. Užvalgyk, kada jau ten tau tikrai matai, kad jau reikia. Ir vėl kurį laiką nevalgai, vegetarišką maistą valgai. Ir tu po truputį per metus, gal per 2 metus išeisi. Asmeniškai pats iš mėsos man truko pereinamasis laikotarpis 2 metai kažkur tai, kiek atsimenu dabar. Vis pavalgydavai mėsytės. Bet kada tu matot, tie mažiau valgai, tavo sąmonė, tavo protas valosi, tavo, kaip pasakyti paprastai, tu žmogiškėji. Nes tu, kada valgai gyvūną, tu ir gyvūniškai elgiesi, tavo gyvūno sąmonė yra tavyje. Gyvuliškas protas. Tu, sakykime, gyvulys, bet ant 2 kojų. Su protu toks nei žmogus, nei gyvulys. Taip gal pasakykim. Ir kada tu žmogiškėji, pas tave atsiranda švara ir supratimas, ir tau sąžinė įsijungia, kad tu jau pagal supratimą savo, pagal sąžinę tau jau nebeleis tavo vidinis pasaulis tau susijungti su gyvūnais. Tu jau tampi žmogumi ir tu suprasi vis daugiau apie karmą. Nes tau automatiškai gausis domėjimasis, tau plėsis sąmonė. Žingeidumas tavo didės, plėsis. Ir tu suprasi, kad sąmoningas valgymas gyvūno, nesąmoningas valgymas gyvūno, tai yra apsikeitimas vietomis su gyvūnu. Tau teks kituose gyvenimuose pačiam vizginti uodegą, pelekais vizginti. Tave pagaus, tave, vat kaip tu dabar, vat, pavyzdžiui, žuvies trauki kabliukus, jeigu tu ten mėgaudamas dar ją pjaustai, kol jin gyva, tai va tau pačiam viską teks tai patirti. Arba ten, pavyzdžiui, gyvūnus, ten, pavyzdžiui, kraują pradžiai nuleidžia nuo jų, ne? Tai va tau teks irgi pačiam vat, būti tuo gyvūnu ir tau, vat, kaip tu jos mėgaudamas ten žudydavai, jeigu pats dirbi skerdyklai kokioj, tai va tau, tu apsikeisi paprasčiausiai vietomis. Ir tavo tas vat jau supratimas tau nebeleis nukrypti nuo žmogiškumo. Ir matot, turi jausti žmogus, sakykime, baimę. Baimė yra gerai, kada jinai tave disciplinuoja, kada jinai tave daro žmogumi. Matot, jeigu tu eini į gerovę ir turi šiokią tokią baimę, tai čia viskas yra labai gerai. Nes tu tik pats
tvarkysiesi, turėdamas tą baimę. Suprantu, kad girdėti yra nemalonu, kada tau lipa gal ant sąžinės, tai pasakykim. Bet tai yra gerai, tai yra dėl jūsų pačių, kad jūs nebenorėtumėt sugrįžti prie mėsavalgystės, prie visavalgystės, taip vadinasi, visavalgystė. Tai jum yra, suprantat, kaip rankinis. Tai jūsų baimė, jinai jumis pačius ir gelbėja, ir išgelbės. Čia ne dėl to, kad įbauginti, o dėl to, kad jumis pristabdyti, kad jūs nesugrįžtumėt, nes matot, kada tu jau atsistoji ant to vegetarizmo kelio, tai jau ir laikykis geriau jo. Domėkis apie augalinį maistą, tie baltymai yra raudonose pupelėse, kiek žinau, net daugiau negu mėsoje. Ir tu valgysi, jeigu tau jau tų baltymų reikia, augalinius baltymus. Tu po biškį išeidinėsi iš to gyvulinio maisto ir tu paskui po kurio laiko, tu žinokit, pažiūrėsi į tos žmonės, kurie valgo gyvulius, tai čia labai gražiai, žinokit, pasakyta. Tie, kurie valgo grinai lavonų išpjovas. Suprantat, ir čia tu matysi jos kaip į kokius žmogėdras, tik tais, kad ten gabalai, ne žmogaus kūno dalis, bet gyvūnų kūno dalis. Bet čia grinai yra žmogėdrų toks jau civilizuotas pakeitimas, kad kaimynas kaimyno nevalgytų, jie pasirenka kaimyno gyvūną suvalgyti. Matot, tu kai išeini iš tos hipnozės, aišku, tu pamatai daug dalykų, kas čia vyksta negerai šitam pasaulyje. Nes tu nebegali nematyti. Bet tavo, suprantat, yra pareiga, vis tiek kaip žmogaus pareiga, paaiškinti žmonėm, kad jūsgi lavonieną valgot. Kad jūs sukuriat taip karminius ryšius. Kad jums patiems reikės patirti tą kančių gyvenimą gyvūno, o į gyvūno pasaulį nusiristi labai lengva. Pats lengviausias kelias yra nusiristi iki gyvūno pasaulio juos valgyti. O iš gyvūno pasaulio išeiti yra labai sudėtinga ir aš kiek žinau, kad tu turi būti daug gerų darbų padaręs, kad ateitų tave žmogus išgelbėti iš gyvūnų pasaulio. Geriau tenais neprasidėkit su gyvūnais ir nelyskit prie gyvūnų aplamai. Jiem ne tik, kad nekenkite, bet net pradėkite juos gerbti. Matot, kada tu pradėsi gerbti gyvūnus, pirmą, aišku, turi jų nevalgyti. Kada jų nevalgysi, kada tu valysis, tau iš karto vidus tavo energetinis laukas, kūnas valysis, sąmonė, protas, tu vis daugiau pradėsi suprasti ir tu vis daugiau jaus pradėsi. Po kurio laiko tu pastebėsi, kad tu pradedi jausti gyvūnus net. Tu žiūrėsi į gyvūną ir tu jausi, ką jisai jaučia. Tu jausi, ar jisai ramus yra, ar jisai, sakykime, tokioj nuotaikoj, ar jis baimėje yra, ar jis nerimėje yra. Bet tu jausi ne tai, kad matai kūną, pavyzdžiui, ir uodegą vizgina, ne, tau to jau nebereikės.
tu matysi tą jo energiją, tu jausi. Tiesiog tu jausi, ką jisai jaučia, gyvūnas. Ir tu pamatysi daugiau, suprasi, kad jisai neskanėstas yra, o jisai tavo draugas yra. Tu suprasi, kad, kaip čia pasakyti, kad jūs iš vieno ir to pačio esate. Matosi, taip žmonės supranta, kurie šunis augina. Jiem šuo yra jų draugas. Bet matot, jiem tik šuotas yra jų draugas. O tu suprasi, kad visi gyvūnai yra tavo draugai. Kad jie yra visiškai nevalgymui skirti. Jie tiesiog atlieka savo karmą šitame įsikūnijime. Suprantat, ir tu jau veltis nebenorėsi su gyvūnais. Tu kaip tik norėsi prasidėti su šviesesniais, kurie eina į tiesą, į tą, suprantat, tyrumą gyvenimo, į nekenkimo supratimą, į gerovę, į tą tokį altruizmą, dvasiškumą. Palaipsniui tu nusigręši, nes kai tu prasidedi su gyvūnais, čia skaitosi gyvulių pasaulis, jisai pats grubiausias. Jiems, supranti, rūpi tik tais tenkinti savo troškimus, savo norus, o tie skaniai pavalgyti, ten, suprantat, pasimaivyti, ten pasipuošti, suprantat, čia yra gyvuliškas pasaulis, čia labai grubus. Jie vienas kitą valgo, vienas kitą išnaudoja, apgaudinėja, meluoja ten, visokias intrigas ten pina, ten rezga, mesga. Ir tu tame, kai gyveni, tu taip ir gyveni su jais kartu. Bet tu, kai jau atsitrauki nuo jų, tu pamatai, kokį jie gyvena gyvulišką, tokį, labai tokį neišmanimo, tokį grubų gyvenimą. Tai va. Ir tu jau nebenorėsi, suprantat, su jais net reikalų turėti. Bet kadangi tave vis tiek sies su jais tie karminiai ryšiai, tu su jais turėsi palaikyti kontaktą, bet tu jau turėsi jiem rodyti pavyzdį, kaip negalima gyventi, nes jie patys savarankiškai nesupras. Jie jeigu tik susidurs su kažkur tai vegetarizmu kažkokiu, jie iškart neš muilo nuo tenais, nes jie jaus, kad iš jų tu nori atimti tą malonumą. Valgyti gyvūnus, o kad tu jiem nori padėti, kad jie nekenktų savo dabar ir savo ateičiai, savo likimui nekenktų ir dar kitiem gyvenimam nekenktų. Jie to negali net suprasti, jiem protas nesukramto tokios informacijos. Suprantat, jie ima va dabar, ką būtų man gerai, jie į priekį negali numatyti, jiem yra tavo mėsos energija, jiem yra užblokavus viską. Jie negali to suprasti, o tavo vegetaro pareiga yra rasti žodžius, rasti būdus, kaip išaiškinti jiem pamažu, palengva, leisti patiems suprasti, kad yra šviesesnis gyvenimas, yra kokybiškesnis gyvenimas visomis prasmėmis. Ne vien tik atsisakymas mėsos, kenkimas gyvūnai yra gyvenimo laimė. Tavyje sudirba, suprantat, visi centrai, kada tu nutrauki žudimo tą grandinę. Tu tik kai nutrauki, tavyje iš karto įsijungia kitas mechanizmas. Tavyje įsijungia kūrybiškumas, toks, suprantat, meilės, išradingumas kūryboje, nekenkime, o kaip tik tu statai gerovę savyje, aplinkui, dar plačiau, dar plačiau. Nu, sakykime,
Kur gerovė, maždaug tokį planą visoje planetoje. Ir užtenka. Tu plėtiesi, bet gerume plėtiesi, nekenkime, suprantat? Tu tik tada supranti, nekenkdamas kitam, kas yra laimė, kas yra tikra laimė. Be sąžinės graužaties, ramume, draugiškume su gyvūnais. Tu pajauti, kad tu esi mylimas visų. Suprantat? Tie, kas nekenkia kitiem, jie tave myli. O kol tu valgai gyvūnus, tu randiesi grubioj sąmonėj, turi visus žiūri tartinai, kad pakenkt tau nori, kad ten nepasitikėjimas viskuom yra. Taip gal pasakykim. Atsargumas turi būti, nes jeigu tu būsi neatsargus, tave suvalgys, kitaip pasakius. Turi būti atsargus. Bet jau laikykis, brangus vegetarė, laikykis to, ką priėmė sprendimą. Ir bandyk paaiškinti kitiems savais žodžiais, nes tave girdės tik tavo draugai, tai pasakykim, tavo karminiai draugai. Sakant, iš kito rajono ar kaimynas tavęs gali negirdėti. Tik su tavimi, kuris palaiko ryšius, tave išgirs. Ir, pavyzdžiui, tavo draugo vegetaro pasiklausytų, tai jo gali negirdėti, nes pas jos nėra karminio ryšio su tuo žmogum. Tave girdi tas, kas sielos ryšį su tavim turi, sielos lygmenyje. Mes kaip įsikūnijome čionais. Mes jau žinojame, kas yra mūsų sielos broliai, kas yra mūsų artimi sielos draugai. Tik mes apsimovėm kūnus ir tuose kūnų lygmenyse mes viską matome. Mes į sielą, neeinam per kūną į sielą, o mes neinam dėl to, kad mes kitiem kenkiam. Mes dėl to ir kūnų lygmenyje bendraujam vienas su kitais. O mes turime sielos lygmenyje bendrauti. Kaip sakant, širdimi. Siela su siela, tu kalbi. Tu netgi be žodžių gali kalbėti, tu žmogui žiūri, jisai žiūri tave ir jūs telepatiškai susikalbat, jums net žodžių nereikia. O čia yra sielos lygmuo. Tik per išsivalymą tu pasieksi tokį lygmenį. Ir tu suprantat, turi siekti, tada tu evoliucionuoji. O kada ten tame pragarėje, ten verdat, kepa tą mėsą, suprantat, evoliucionavimo negali būti, ten tik devoliucionavimas. Vienu žodžiu, ten tiek, kas jų nebevalgo mėsos, jie supranta, tuos, kurie valgo mėsą, tie visi virėjai, kepėjai, pardavėjai, jie suprantat, sulipę į tokį traukinį yra, kuris veža juos į pragarą. Ir tu su jais važiuoji tame traukinyje. Bet tu, išgirdęs apie vegetarizmą, tu iš to traukinio iššokt gali. Tu nutrauki valgymą, kenkimą gyvūnam, tu iššoki iš to traukinio. Ir tu tik iššokęs iš to traukinio pamatysi, kur tu važiavai, kur tave vežė tas traukinys. Į kokią tą ateitį tave vežė. Tave tas traukinys vežė gyvūnų pasaulį. Tu tą suprasi. Kol tu tame traukinyje randies, tu baliavosi, ten linksminsies, kaip sakant, rimtą gerimuką užkasi mėsytę. Tu, kol tame gyveni, tu negali pamatyti iš šalies, turi atsitraukti. Tai va, ir mano kaip vegetaro pareiga jūs motyvuoti vegetarai, kad jūs pasirinkot labai
šviesi savo ateitį. Jūs nutraukite grandines su gyvūnais. Jūs ne tik, kad nuo to išlošite, bet ir gyvūnai bus savo vietose. Jie atliks savo karminę pareigą. Jie galės nemaišant vystytis, jūs galėsite netrukdant gyvūnams augti, tobulėti, bet jūs galėsite kitus motyvuoti, kad to nedarytų. Tik tais yra, matot, labai svarbu savais žodžiais ir kad išgirstų tave, nes dažniausiai dėja, bet ta dauguma, kuri valgo gyvūnus, jie laiko nenormaliais mus. Suprantat, ir kada tu bandai jiem paaiškinti, pakalbėti su jais. Nu gerai, įsiaiškinam. Kas čia yra nenormalaus pas tos, kurie nekenkia gyvūnam, jų nevalgo? Tu pradedi gerbti gyvūnus. Tu nesikiši į jų gyvenimus, jų nežudai, nekepi, dar ten neapdirbinėjai kitaip ir nededi save gyvūnų lavonų kūnų. Tu kaip tik gyvūnui geriau padėsi, negu jam kenksi. Padėdamas gyvūnui, tu supranti, kad gamtą irgi reikia gerbti. Kad gerbdamas gamtą, tu supranti, kad ir tuos žmonės, kurie valgo gyvūnus, irgi juos reikia gerbti. Tu daraisi gerbiantis viską ir aplink save. Tu laikaisi nekenkimo kitam taisyklių. Nu kame čia yra, klausiu jo, kame čia yra nenormalumas, tu man paaiškink. Kada jūs ten žudat, pjaunat, vien meluojat, ten viens kitą apgaudinėjat, gamtos išteklius naudojat savo reikalam besaikiškai, neapgalvotai, nereikalingai, perkatės kalnus daiktų, apie ekologiją visiškai jūs nesusimastot. Ir ko tik jūs ten dar nepridarot. Nu, jisai supranta, kad, nu, gal ir taip, bet jūs, sako, vegetarai kažkokie vis tiek sektantai esat. Tai bet jeigu taip gerai pamašius, sektantas, kuris niekam nekenkia, o tas, kuris kenkia savo ir visiems aplinkui, yra ne sektantas, ne tas sektantas, kaip jisai, sektantas. O ne, jisai ne sektantas, o tie, kurie nekenkia kitiem, yra sektantai. Tai kaip čia dabar yra? Tai pagalvokit, vat ir mes. Kuris čia yra sektantas, ar tas, kuris kenkia visiems, ar tas, kuris nekenkia? Jūs suprantat, kas yra gaunasi, kad tas, kuris visiems kenkia, jisai tuos vadina sektantais, kurie nekenkia. O tie, kurie nekenkia, jų yra gal 10 procentų tik tais. O 90 procentų žmonių yra tokios parazitinės sąmonės. Ir aišku, tų nekenkėjų yra mažuma. Ir jie, kai tave puola, suprantat, jie negali nepulti, nes tu griauni jų pasaulėžiūrą. Suprantat? Bet jeigu tu kenkdamas, tau, pavyzdžiui, pakenkia, tu jam grąžinai skolą kenkimu, nu ir kom čia baigės tokie dalykai, sakant, tau išmuša dantį, tu išmuši dantį, nu ir prie ko čia priveda tokie dalykai. Suprantam, ar ne, kad taip ir toliau tęsis. Vat turi žmogus išeiti iš tos gyvuliškos sąmonės, atsisakęs gyvūnų, jau atsisakęs tu nebekenki. Tu nutrauki tas grandines, tau išmušo dantį, tu pasakai ačiū, o nekuri planų kaip atkeršyti. Nekurdamas
neatsakydamas į blogį blogiu, tu sėjai gerovės pamatus. Tu sėjai gerovę ateityje. Tu išvedinėjai žmonės iš žiauraus nesupratimo. Kažkam tai iš tų 90% tai, ką tu kalbėsi, jis tave tikrai atsiras žmonių, kurie tave girdės, kurie tave supras ir kurie pabandys. Nes matot, teorija yra viena, reikia bandyti. Bet tu pajausi, vat, kalbantį žmogui, tavo viduje rezonuoja, vat. Žmogaus tos kalbos paliečia tavo vidų, tavo vidinį pasaulį. Gali būti va šiurpuliukai per kūną nueina. Tai yra ženklas, kad palietė žodžiai tavo sielą, tavo vidinį pasaulį, tai pasakykime. Ten plaukai gali, jaučiam, kaip pasistoja plaukai, ar ne? Arba ten šaltis užeina, tokia šalčio banga, arba karščio banga. Taip pat čia yra ženklas, kad tu išgirdai. Tie žodžiai palietė tavo esybę. Tai tavo artima yra. Nu ir va ir bandai. Tik per bandymą, tikrindamas kito informaciją, aklai nepasitikėk, o tikrink ant savęs. Šita taisyklė tinka visur į bet kur. Aklai niekom nepasitikėk. Absoliučiai niekom. Tikrink. Pats tikrink. Nes suprantat, kas vienam tinka, kitam netinka. Kitam reikia čiut kitaip. Arba net gerokai kitaip. Kad prie to pačio prieiti, kitam reikia iš kitos pusės pažiūrėti. Mes esam visi ant tiek skirtingo išsivystymo, ant tiek mūsų protas yra skirtingas, ant tiek mūsų supratimai, mūsų patirtis yra ant tiek skirtingos, kad įvairiausių būdų mums reikia. Todėl ir vienus tu girdi, kitų tu negirdi. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, mane girdi, o tave girdi tavo draugai, tai va tu ir draugam perduodi, nes tavo draugai manęs gali negirdėti. Tai va, draugai vegetarai ir būsimi vegetarai, jūs pasirinkote labai kilningą savo gyvenimo kryptį. Išeidinėjate iš gyvūnų pasaulio. Iššokate iš traukinio, kuris veža žemyn į gyvūnų pasaulį. Kiti net su liftu važiuoja į tą gyvūnų pasaulį. Jie negali kitaip. Jos antiek traukia į tą gyvūnų valgymą. Jie negali. Nieko nepadarysi. Kiti važiuoja ir su liftu. Tai va, tiem, kas galit, susimastykit. Jūs pamilsite juos. Jūs pamatysite, kad gyvūnai labai jausmingi, kad jie tave daug ko gali išmokyti. Tu su jais nesusikalbėsi, bet tu juos jausi, kaip jie jaučia gamtą. Ir žinokit, ko mes nesuprantame žmonės. Mes nesuprantame per protą. Mūsų protas tiek turi informacijos, tiek jame yra prikišta nereikalingų šiukšlių, mes per tas šiukšles nesuprantame. Tai vat ką darau, kad suprasti, stebiu gamtą, stebiu gyvūnus, kaip elgiasi. Nes pas gyvūnus nėra proto, jie susijungia yra su gamta.
juos valdo gamta. O gamta yra išmintinga. Išminčių motina gamta yra. Stebi gamtą, visus procesus gali stebėti, kaip ką vėjas, pavyzdžiui, padaro su medžiais, su stogais namų, ten, pavyzdžiui, net tu suprasi, jeigu tu tik stebėsi, ką saulė padaro, ilgas buvimas ant saulės, trumpas, kaip jin ten šildo, kaip jin ten kaitina, tas energijas, šviesas, tu viską pradėsi suprasti. Gyvūnai, pavyzdžiui, ką jie valgo, ko nevalgo, kur jie eina, kur jie neina, kaip jie jaučia, kaip jie skanuoja aplinką, tu užmėgsi ryšį. Ir tu suprasi, kad tu tas ryšys su gamta visą gyvenimą buvai, tik tau protas tave klaidino. Žinau, kad kito kelio nėra, tik per atsisakymą. Tik per atsisakymą. O kad mes esame visi indigo vaikai, tai čia 100%, mes kitaip čia nebūtume gimę. Tik tais yra suinteresuoti asmenys, žinokit, kuriem yra svarbiausia gyvenime pinigai. Jie deda didžiulis resursus į reklamą, tai pasakykime, į kaip paveikti adekvatų žmogų, kaip jis įtraukti į tą vartotojo sąmonę. Kad tu būtum vartotojas, kad tu neštum pelną. Suprantat? Ir jų toks darbas yra. Jumis nepriversti, o jumis įvilioti. Jų toks darbas yra. Kitaip ir būti negali. Mes gerbėme ir tuos, kurie tai daro, gerbėme ir tuos, kurie tai nedarome, neskirstume. Šitas geras, šitas blogas. Tiesiog kiekvienas dirba savo darbą. Suprantat, kas yra? Kitaip ir būti negali. Turi būti diena ir naktis. Jeigu būtų vien tik diena arba vien tik naktis, pamastykit, kas būtų. Arba jeigu nebūtų moters ir vyro. Plauk, jeigu, nebūtų pliuso ir minuso, taip gal pasakykime, vien tik pliusas arba vien tik minusas. Nebūtų gyvybės. Tai va, tas pliusas su to minusu visą laiką konfliktuoja. Ir konfliktuos, kitaip ir būti negali. Ir tu gali būti vienam gyvenime minusas, kitam gyvenime pliusas, kitam gyvenime nei pliusas, nei minusas. Tai normalus procesas yra. Bet gal tu jau labai ilgai tą minusę užsibuvai, suprantat? Gal tu nori patirti pliuso gyvenimą, pozityvų gyvenimą, be nerimų, be baimių, be stresų, be įtampų, be pykčių, ten be pavydų, be gobšumo, be žiaurumo to, be neapykantos. Kas ten dar yra, kas trukdo žmogui adekvačiam būti. Ten be apkalbų. Vienu žodžiu, apie apkalbas, ką tu pletkini apie kitą, tu patirsi pats. Čia yra 100%. Tai va, pletkininkai, tik gražiai kalbėkit. Vat jūs žinot tą taisyklę apie mirusį gražiai arba nieko, tai jinai tinka visur. Apie gyvus irgi tik gražiai kalbėkite, nes jūs dabar teisėte. Jeigu jūs dar suspėsite, jeigu jums pasiseks, tai jūs dar šiam gyvenime patirsite tai, ką jūs apkalbėjote kitą. Jeigu iš negeros pusės apkalbėjai kitą ir tu tą patirsi pats, tai tau čia pasisekė, žinok. Jeigu tu sugebėsi išsivalyti dar šiam gyvenime, tau kitam gyvenime nebereikės valytis. O jeigu tu nesuspėsi šiam gyvenime įsivalyti, tai atsikelsi kitą gyvenimą. Tai va, tik gražiai kalbam apie viską ir bet ką. Iš diplomatijos. Tu kaip žmogus
civilizuotas esi, jau protas išmankštintas mūsų, suprantat? Mes ten nekokie ten urviniai jau esam. Mes, suprantat, sukurti esam. Kaip čia jums pasakyti paprastai? Kada jau mums, sakykime, yra blogai ar ne, tai tie, kurie netiki, sako, Dieve padėk. O tie, kurie supranta, kad esam Dievo kūriniai, tai žinokit, mes ir turime tą dieviškumą. Ir mes eikime link to dieviškumą savo. Eikime link to. Tai va, nu ką, draugai. Jeigu ateis kokių minčių, dapildysiu. Ir dar, draugai vegetarai, kada jūs priimate sprendimą būti vegetaru, jūs priimate sprendimą nebekenkti gyvūnams. Jūs jau pradedate suprasti kitą nekenkimo principą. Ir jūs, kai tik nutraukėte kenkimą gyvūnams, jūs iš karto gaunate iš mūsų motulės žemės palaiminimą. Nes visi gyvūnai yra, kaip ir mes, šitos motulės žemės vaikai. Mes visi esame jos vaikai. Ir jūs nebekenkėte motulės vaikams. Jūs automatiškai gaunate palaiminimą. Ir jum pati gamta, pati motulė žemė jum padės. Jumis nukreipinės pat pa žmonės tokius, kurie nekenkia. Jūs tiesiog rasite, sutiksite savo kelyje tokius žmonės. Jumis motulė žemė išvedinės į šviesą, į tiesą. Jumis domina tiesa. Jūs esate ieškotojai tiesos. Va. Bet matot, vegetarai, kas yra? Čia yra pirmas žingsnis vegetarizmas. Čia yra pirmas žingsnis į adekvatų žmogaus sąmonę. Adekvataus žmogaus sąmonę. Pirmas žingsnis. Jum dar norisi valgyti pieno produktų, ar ne? Tai va, dar trumpai norėčiau jums papasakoti apie pieno pramonę. Ta visa pramonė, kur išnaudojami gyvūnai, ten jie išnaudojami yra žiauriamis labai sąlygomis. Ten yra pragaro sąlygos. Ir kada tu vartoji pieno produktus iš tų pragariškų sąlygų, tu vis tiek susijunginėjai su energetiniam lygmenį, su gyvūnais dar. Jūsų sekantis žingsnis turėtų būti veganizmas. Bet čia yra pereinamasis laikotarpis. Iš karto negali taip nukirsti. Suprantat, gali būti psichinės problemos. Tai va, nes suprantat, tu jums pasakysiu, ką jums reiktų daryti. Toj pieno pramoniai maždaug trumpai pasakysiu. Ten gyvūnai yra šeriami pašarais, uždaryti, kad nejudėtų, kad kuo daugiau pieno duotų. Ir su tais aparatais melžimo tą karvę melžia tol, kol kraujas pradeda bėgti. Ir išmelžia ją visą.
ir taip kiekvieną dieną, kelis kart per dieną. Ir tos karvės išsenkant tiek, kad kada jau vienin kraujais melžiama, tada jinai yra parduodama į mėsos kombinatą. Jinai praktiškai nuo gimimo yra išnaudojama. Kada veršiukas gimsta, iš jos atimamas karvės pienas, jai duodamas pakaitalas pieno ir jinai išnaudojama nuo pat gimimo yra. Jin tokioj vergovėje gyvena, žiaurioj, pragariškoj vergovėje gyvena. Va tie, kurie važiuoja su traukiniu, jie ten ir važiuoja į tą pragarišką vergovę. Tik jie to nesupranta. Tai va. Nes ten viskas vyksta, matot, apvaisina prieš gyvūno nori, nenori. Gimdyk, duok pelną, kai tu jau nebegali pelną duoti, kai tu jau kraujais pradedi taškytis, mes tave supjaustom, parduodam ir tave. Va kokia ten pramonė. Labai gerai prablaivina filmas Žemiečiai. Dabar jisai yra lengvai pasiekiamas jau ir YouTube'ai. Žemiečiai. Ten labai gerai yra parodyta gyvūnų išnaudojimo pramonė. Va, jūs kuo daugiau sužinosite, su kuo mes esate susijungę, jūs rasite būdus, kaip iš to išeiti, rasite raktus. Ir dabar, kada... Tai va, atsisakote mėsos, bet valgote pieno produktus. Jums pieno produktai reikalingi pakeisti mėsą. Ir kada jau tos pieno produktus pradėsit vis mažinti, čia palaipsniui mažės tos pieno produktų normos, jūsų supratimas keisis, jūsų elgsena keisis, viskas jumise keisis, viskas automatiškai vyksta. Ir jūs kažkurią dieną visiškai atsisakysite pieno produktų. Bet dabar, jeigu galite, tų parduotuvinių pieno produktų atsisakykite ir ieškokite tokio ūkio ar močiutės kaime, pas kurią yra natūraliai tas pieno ūkis vystomas, kur gyvuliai apsivaisina su gyvuliais. Ne rankiniu žmogaus būdu, kur ir veršiukas gauna mamos pieną, ir likusį pieną močiutės parduoda, ar tie ekologiniai ūkiai. Pat jau geriau iš tokių pirkite, kur nepatiria gyvūnas kančių, prievartos, kur nepatiria. Va, ir po to jūs turėsite taip atsisakyti ir tų. Kaip ir sakiau, visiškas mėsos ir pieno. Mėsos tai gal 2 metai man užtruko, o pieno aš dar ko gero neprisimenu. Gal su pieno produktais man dar kokie 2-3 metai užtruko, kad visiškai nuo gyvulių atsijungti. Tai sakykime taip, asmeniškai pačiam, tiksliai neprisimenu, bet tegul būna 5 metai man užtruko, kad išeiti iš gyvulio sąmonės. Man tai čia metais viskas vyksta, čia nevyksta labai greitai. Natūraliai. Jeigu tu nori natūraliai išeiti iš to, tai užtruks metais. Vieniem gali ir mažiau užtrukti, kitiem gali ir ilgiau užtrukti. Svarbu savęs labai didelis rėmus nespausti, bet biškį paspausti reiktų save. Visą laiką save prakontroliuoti. Pakeisti. Reikia pakeisti. Ir tai va, geriau iš tos pramonės visiškai atsisakyti to parduotuvinio pieno produktų ir pačio pieno. Tai dabar mes šiandieną pakalbėjom apie vegetarizmą, apie vegetarus.
kitą padarysim paskaitėlę apie veganizmą, apie veganus, kaip gyvena veganai. Tai va, jie dar daugiau atsisako. Tai va, bet čia jau kitame. Tai va, ačiū Jums, kad Jūs pasirinkote nekenkimo gyvūnui kelią. Linkiu Jums sėkmės. Ir Jūs esate teisingame kelyje, kad susimastote apie kitą, kad nekenkiate kitam. Ačiū Jums labai.